Nuvykus į Varnių regioninį parką galima pavaikščioti istoriniais keliais, bet tokiais nematomais. Kūlgrinda. Dalykas, apie kurį turbūt daugelis lietuvių yra girdėję, bet gal mažai kas yra prie jo prisilietę. Ir būtent Varnių regioniniam parke yra tokia galimybė prasieiti, pavaikščioti Kūlgrindą. Kūlgrinda tai yra dviejų žodžių junginys, žemaitiškai kūlis yra akmuo, grinda kelias ir būtent Kūlgrinda yra senoviniai išlikę iš labai žilų laikų keliai, kuriais mūsų protėviai, žemaičių protėviai įtraukdavosi nuo priešų, dėl to jie kartais vadinami ir kariniais keliais. Aš Linčia Dvils, vedas kursis po Lietuvos Kūlgrindą, supažindinti su žemaitės istorija, su teisinga žemaitės istorija, kad visi žinotų, kaip viskas iš tikrųjų buvo. Uodų daug? Pas mus uodų nėra, pas mus kuisiai. Kuisiai. Kas tokie? Kuisiai. Kuisiai. Ką mes turim žinoti dabar prieš pradedant tą žygį per Kūlgrindą? Vis tiek vadinsim tai žygiu. Nu, tai yra... Jūs turite žinoti, ko jūs norit. Jūs norit pamatyti, norit įbristi, norit prisiliesti prie istorijos. Norim viską tą prisiliesti, bridę pamatyti. Nes yra dvi turistų grupės. Vieni sako, mes tik norim pažiūrėti. Tai tie, kad nori pažiūrėti, aš žinau, net iš Varnių nepajudina, nepalikti artimiausiai prūdus, o žiūrėkite į prūdus savas. Į Kūlgrindą reikia bristi, nieko čia žiūrėti, turi bristi, pajusti, pridėti koj prie istorijos, kur protėm prieš 1000 metų sumet akmens, mes prisilieskime basakoj, dėl to aš basakoj. Jūs pamatysinas, visokiausi kroksą buvom išlindina, kokį batą, mes natūraliai pamatys, kad yra iškilusių. Nes į kažkoj ištrauk be batų. Tai iširvi iš... Na. Viskas. Aš gyvenime žemaičius, kuriuos sutinku, tai dažniausiai jie kalba daug, jie yra labai linksmi, aktyvūs ir visą laiką man griauna tą žemaičio mažakalbio stereotipą. Tai Linas yra vienas iš tokių. Jisai kaip vijurkas. Visą laiką nesuprasi, kada jis kalba rimtai, kada juokauja. Greičiausiai visą laiką tiki, kad jis juokauja, nes jis rimtaigi kalbėti negali. Net jeigu nori pasakyti, ką nors rimto, tu vis tiek žiūri tai kaip į juoką. Pagaliai batai, čia viskas išlikusio. Jo, čia yra. Poreikiai. Apsiemi, ne? Jau gerai, jau šaldo. Jo. Vėsina. Jau susitraukia. Ramesnė dabar. Bet čia yra kažkas magiško tokio ir ilgainiui taip einant, prabėgus pirmom 20 minučių, pusvalandžiui, valandą, dar daugiau mes ten braidžiom, tu atrandi tam tikrą malonumą ir tau norisi įdomu, o kas bus ten, o kas ten. Net neaišku, tau upė, iš kur iššakoji, iš katoros pusės čia paravaro. Atrodo, vanduo stovi vietoje, jokios srovės nėra. O ten tai matos bebrų užtvanka tokį, po medžiais. Tai tie užtvanka. O čia iš kurios pusės eina? Čia iš ten, papartek, vanduo, tai iš Paršišėrių. Paršo ežers ir legenda pasakoja, kad Paršas knisa lauką, paskendo, jo garbė pavadina ežerą Paršišėrių. Elio, tu matai kokius tektorą daug senovės? Vis neina atsidžiaugti. Pasisekė, nu. Mes tau parodyk. Nugarį mesti. Nu jau, gali pasikasyti. Čia iš banginio kaulo. Ūso. Linas labai įdomus žmogus, jisai sugeba sudominti tą tokią aplinką. Jis visą laiką juokauja, kad ir kas nutiktų, jis visą laiką juokiasi. Nu, bet čia vis tiek, Lietuvos Kūlgrindą bristi visai ramu yra, bet jeigu tau reikėtų eiti kur nors ten Brazilijos, Amazonės, kokią nors intakų kokiu Ekvadorė, tai tu nežinai, tai krokodilas dar vienintelis atvejis, kur tu gali dar pamatyti, tarkim, bet yra visų. Mes sakė, atvažiuoja žmonės įvairiai nusiteikę, vieni bijo, kiti nenori, treti nenori tiesiog purvintis ir kaip taisyklė visą laiką, kas jau įveikia tą Kūlgrindą, tai būna laimingi, patenkinti, juolab, kad yra ir sąlygos po to nusiprausti. Ir grįžom į tą pačią vietą, kur pradėjom. Jo, grįžom. Čia man studentas, kuris jau ekskart mokinamės istorikis. Nusimuosi, susibredusi, baltas džinsas atėjęs į tą parinį, kur mes čia papūlėm, žinau, paskaitas. Sakau, žmonės, ko ginamasis spurs, tepant muzikos storiau, kad tai, žiūrėt, visą laik nuotakį, o tu yra tokis, visi žvengia, netikėtumo faktas, kasas. Tai džakuzė, tai vanduo pašildytas ir burbuliuoja. Visą laik akumuliatoriai merktinas, vaduoti spiralį padėti, čia visą laik šilts vanduoje. Atrodo, švarša iš paprašymų, tai šitas dar matosi. Oi, tai pelkė šiltesnė. Turbūt nebuvo nei vieno, kuris gailėtųsi, kuris išėjęs pasakyti, kad nereikėjo. Ai, vienas, va kitoks buvo, toks 15 metų, žinai, mane aplenkė,
aplink, iš pradžio aš čia paskui, per savo kad ta vertė, tas vokietis toks man aplink, pirms, kliurkti tą kliurkti, ką pradėjai žliumti, žinai, sakau, ta vertė, tu greit išvers, kad nužemai išgaudo vokiečiai galvą, žinai, sakau, aš duodu tokio žimblėkę, tokio buvau, žinai, visko bijau, sakai, Lina, nepyk, bet aš negaliu versti. Ir aš pirms pasigailėjau, kad rusų laikas neišmoko, buvo iš kalbos, kaip priklauso, buvo šešom ir surėžti, Žemaičiai tiesiai, ką galvoja, tą sakot. Nu, tas gerai ir. Na nieko, Radzevičiau, žiūrėk, dar mums viskas prieš akis, viską dar žiūrėk, tokio įveikiam užduotį. Ir taip net nesušilom. Ne, nieko, nesušalom. Sakyčiau, toks kelias nedulkinas buvo.